Labą dieną ir vėl sveikinuosi su jumis. Šiandien vėl esame naujame objekte ir norėsiu apie tai su jumis pasikalbėti. Kas dabar prisijungsite, kas mane žiūrėsit gal pirmą kartą, primenu. Mano vardas Vaida, aš dirbu su nekilnojamu turtu agentūroje Ačiū NT ir padedame žmonėm parduoti nekilnojamą turtą. Tai jei kažkam reikia, taip pat galit kreiptis, o šiandien kalbėsim apie gražią sodybą, kurią pradėsime pardavinėti. Jis yra Prienų rajone ir parodysiu, kur, kokiose apylinkėse ir kaip jinai čia atrodo. Tojaus, dabar apsuksiu vaizdą, aš stoviu iš tiesų ant kelio, matot, privažiavimas yra puikus, girdisi Dariau labai gerai, ačiū, kad parašėjai. Va, šiaip tai iš esmės aplinkui toliai, mėliai, gražu, privažiavimas geras ir tokia gyvenvietė palei kelią, galima sakyti. Apylinkės gražios. Kaimynai ramus, minėjo šeimininkai, draugiški ir kas yra labai svarbu, tikrai, kaip matėte, privažiavimas yra puikus. Nuo Prienų apie 22 berods kilometrai tai yra visur asfaltuotas privažiavimas, o iki Garliavos apie 25, tai iki Kauno, taip imkime ten centro, apie 35 kilometrai, tai čia apie 35, galbūt 40 minučių nedaugiau kelio, puikiu privažiavimu ir jūs esate vietoje. Tai dabar apie namą ir apie sodybą. Tai sodyba nėra labai super didelė su dideliais hektarais, tai ne, jinai yra 35 arų ir galime šiek tiek pasižiūrėti. Automobilis neįeina, kas susidomėjote. Štai, gražiai užsodinta nuo keliuko gyvatvorė. Ir tai yra 35 arų sklypas ir labai toks kompaktiškas namukas, kas nenori didelių super kažkokių statinių. Tai yra 70 praktiškai 5 kvadratų, labai ekonomiškas namas, mūrinis, daug kas jame yra nuveikta, šiltas, tai eisime pasižvalgyti. Dabar kas dar įeina? Pakalbėsiu čia, nes kol kas gyveno šuniukas, kuris, kai tik į kiemą įžengiu, garsiai loja. Tai tiesiog truputėlį papasakosiu, kas dar čia įeina. Yra ūkinis pastatas, matysite ten toliau, ar ne? Kiemas tvarkingas, yra asfaltuotas, matot, privažiavimas net iki pat kiemo, graži vėja, supynės vaikams, šiltnamis, kuris jums lieka ir dar tikrai pakankamai nemažai erdvės jūsų kūrybai. Tai keliaujame tada pasižvalgyti. Va. Yra tvorelė aptverta, ten mano komanda, šiandien aš ne viena, su šeimina atvykom į darbus. Na va, sveikinasi namų šeimininkas, o štai čia yra namukas, galit pasižiūrėti, plastikiniai langai. Iš esmės, ko galbūt trūksta, tai galima atsinaujinti stogą ir jis bus visiškai liuksinis namas. Labas, nepyk. Ūkinis pastatas, gana tvarkingas, na ir ką, čia dar mes kieme turime obelaičių. Ir noriu jums parodyti šiaip teritoriją daugmaž dydį. Man dabar eisim truputėlį iki vienos tvorelės. Keliaujam iki kampo. Va, gegutė kukuoja kažkur. Kuku. Va. Čia iš kito galo matot teritoriją, ūkinis pastatas ir čia ne viskas. Žmonės čia tokią teritoriją naudoja, tai kažkur sakyčiau gal apie kokie 20 arų. Ir va čia va dar yra už tvoros šitas gražuolis medis. Ir va iki pat tų medelių eina irgi šiam sklypui priklausanti teritorija. Tai čia galit sugalvoti, ką norit, galit net ir prūdelį įsikasti, jei kažkas tai norit. Savo ramybė tikrai labai graži, jau kitokia vietelė apsodinta medeliais, labai privati. Už
tolumoje, nu va čia pas kaimynus gal labiau matus, nu žodžiu, nieko nėra, ten nėra gyventojų daugiau. Tai va. Nu va, kas dar? Galit po teritoriją, sodelį pasižvalgom. Šuniukas dabar negirdi manęs, tyliai nukeliaujam. Nu va, labai iš arti ten nerodysiu, vis tiek yra žmonių, nu žodžiu, ir va. Mes taip linksmai leidžiam laiką, ten mano vaikučiai supasi šiltnamis, vaikų žaidimo aikštelė, jinai irgi lieka jums. Namas iš kitos pusės. Tikrai tvarkingai labai sutvarkyta. Va čia toks trinkelės. Čia įrengta pasisėdėjimui tokia kaip terasėlė. Kepsniuką galima įsikepti, tiesa, kepsninė nelieka. Ko nelieka, tai kepsninės, šuniuko su voljeru, o visa kita lieka jums. Dabar keliaujam į vidų. Nu va. Keliaujam į vidų, čia yra toks koridoriukas. Tiesa, aš nepaminėjau langelis, kur aš... Ai va, sveiki. Jeigu turit klausimų, drąsiai klauskit, transliacijos metu taip pat atsakysiu. Arba vėliau mano kontaktai visur yra nurodyti. Na va, ir čia mes einam į vidų, turim tokį prieš kambariuką. Spintelė. Raktus galit pasikabinti. Na ir kas, nu, kadangi jau čia taip tiesiai durys buvo atviros, tai yra vonios kambarys, tualetas, dušos, ar ne, yra kriauklės, skalbyklė, boileris, šilto vandens, nu, viskas tvarkingai, viskas, ko reikia. Prieš kambaryje dar va čia yra spintos, viskas realiai lieka, parodysiu tik tai keli dalykai, kurie išvažiuoja iš tos sodybos. Čia spintelės, veidrodukai, gerai užgesinam šviesą, kad nepasimirštų. Toliau po dešinį yra tikrai erdvus miegamasis. Va ir darbo tokia kaip erdvė gali būti. Štai, tikrai plati didelė lova, didelė spinta. Va, galim pažiūrėti pro langus. Čia matos ir šuniukas. Na ir keliukas jūsų išvažiavimas. Tvarkinga, tokia labai ramu, taip atvažiavus girdisi, paukščiukai čiulba pro langus, nu iki kol šuniukas nesisveikina. Ir tokia labai ramybė, žinau, taip kaip, nežinau, man toks kaip pas mamą atvažiuoja. Toliau virtuvė. Bet čia peisiu gal taip geriau. Tai va, šaldytuvas iškeliauja. Vienas iš tų, o visa kita, na čia visi aparatai, viskas lieka jums. Tai realiai šaldytuvą reikėtų atsivežti. Staliukas. Paplovė. Viskas patogiam gyvenimui. Taip, kad galite tiesiog keltis ir gyventi. Taip, toliau. Toliau yra dar vienas toks pereinamas kambarys. Tai va, dar va šitas staliukas išvažiuoja. Jisai čia neliks. Ir televizorius. Čia yra didelė spinta, va, kokia kolekcija Lego. Nu, dėl šito iš tiesų Lego dar irgi reiktų pasitikslinti, ar tikrai lieka, galbūt iškeliauja, nes čia yra mergaitės kolekcija surinkta, sudėliota. Tai. Na, šito kambario langai yra į kiemelį ir į gatvės pusę. Gatvės. Šiaip iš esmės kelias yra labai mažai pravažiuojamas. Jis nėra čia kažkokios super didelės reikšmės tarp miestinis, tai labai patogu, prie tokio iš tiesų kelio yra labai patogu gyventi, nes jūs neturit problemų absoliučiai jokių žiemą, nes kelias bus prižiūrėtas ir kartu čia praktiškai nėra judesio. Nu, jis yra labai saugus, taip pavadinčiau. Tai ir patogus. Tai va, čia dar vienas kambarėlis. Kaip svetainė, ar ne? Pasidairykim. Tai va, dar kas iškeliauja, šitas šaldiklis neiškeliauja, nelieka, visa kita lieka. O va, mašina viena pravažiavo,
Tai kol aš esu, tai gal kokios 2 mašinas pravažiavo, o aš esu čia jau bene valandžiukė. Tai va, ir ką dar svarbu parodyti, šildymas šito namo yra kietų kuru ir čia yra labai gražiai paslėpta, atsidarote ar ne, katilinė, kieto kuro katilas. Pasikūrenat ir šiltai, gražiai gyvenat. Tai va, tai Prienų rajonas, puikus susisiekimas, ypatingai su Prienais, Garliava, Kaunu. Tikrai tvarkingas namas, paruoštas pilnai gyventi. Galite tiesiog ateiti su savo drabužiais, lagaminėliu. Šaldytuvą reikėtų gal savo dar įsigyti ir viskas. Ir jūs visiškai galėsite keltis ir gyventi. Tikrai nedidelės bus šildymo sąnaudos, nes ir pats namas yra tikrai pakankamai šiltas ir nėra didelės kvadratūros, 75 kvadratai, tačiau čia visai smagiai sutalpinti yra 3 kambariai, virtuvė, vonios erdvė ir matot, kaip sakiau, katilinė patogioje vietoje. Turėsite sodą, turėsite savo šiltnamį, savo erdvę, smagiai leisti laiką arčiau gamtos, šiek tiek toliau nuo miesto šurmulio, besiklausydami paukščiukų čiulbėjimo. Pažiūrėkit, kaip gražu. Tai va, tai kas ieškote panašios sodybos, panašaus namo, kontaktuokime, susisiekime, susiderinsime apžiūrą, kur jau jūs galėsite detaliau apsižiūrėti, sužinoti daugiau informacijos, pajausti vietos atmosferą, kaip smagu, kaip ramu ir jauku čia nais būti. Ir sakau, čia gali būti tiek jūsų, nežinau, gali būti ir poilsio namas, gali būti kaip antras jūsų namas, gali būti, manyčiau, čia tikrai šiaip nuolatinė gyvenama vieta, jeigu jūsų darbinė lokacija, ten Kaunas, Garliava, Prienai, tai tikrai labai patogu yra. Kalbant apie vaikus, ar ne, jeigu jūs esate su vaikais ir apie mokyklas, darželius, visiškai netoli, bijau sumeluoti, bet čia kokie iki 5 kilometrų, tikrai nedaugiau, yra Plutiškių gimnazija, stipri mokykla, taip pat tenai ir yra darželis. Tai mokyklą vežioja mokyklinis autobusas vaikus, tai apskritai labai savarankiškai gali vaikai keliauti į mokymo įstaigą ir labai netoli, o darželis taip pat visiškai, kaip sakyti, šalia, kelios minutės, be jokių kamščių ir be jokių problemų. Tai tikrai patogi vieta, čia irgi žmonės gyvena su vaiku, tai problemų tame nebuvo ir nematė. Tai va. Tai tokia galbūt būtų bendrinė informacija. Jeigu turi daugiau klausimų, parašykit, pakomentuokit ar paskambinkit man, aš nurodysiu telefono numerį ir atsakysiu. O šiandien tada savo transliaciją baigiu. Linkiu jums visiems nuostabios dienos. Tikiuosi, kad čia ta žadėta audra šiandieną jums nepridarys nieko pikta ir bus rami ir švelni. Ir kągi tada sakau, iki kitų susitikimų. Ate.